Ačiū. Ką sakai? Ne. Kur čia vakarą, čia kai jis tavo aplink. Arba per aną pusę. Pala, per aną pusę geriausiai. Pasibaigus rungtynės šiandien Šiaulių miesto savivaldybės. 8 Mantas Kuklys, 10 Simonas Bakšaitis, 22 Tadas Štukas, 14
Sunku pralošti varžybas paskutiniom minutėm, ypač tokie komandai kaip Sūduva. Galbūt šiek tiek, aišku, sunku pasakyti, ko žaidimo pakoregavo oro sąlygos, bet, kaip sakant, jiems sąlygos buvo visiems vienodas. Aišku, iš Sūduva ypač antrą kėlinį šiek tiek geriau žaidė, galbūt jų momentai buvo aštresni, bet ir mes turėjom porą neblogų momentų ir štangą turėjom. Gaila, kad, kaip sakant, galbūt pritrukom patyrimo, kad gale prasileidom gan apmaudžioj situacijai įvartį. Didelio kartelio nejaučiat šiandien pralaimėję? Kaip galim nejausti po varžybų didelio kartelio? Ypač, aišku, jaučiam. Tokiuose varžybose? Aišku, jaučiam. Tai ypač tokiuose varžybose jaučiam, kad pralaimėjom. Gamtinės sąlygos buvo nelengvos tiek Sūduvai, tiek ir Šiauliams, bet kaip matėt, futbolininkai demonstravo ir ryžtą, ir norą, ir sakykime, tai iš ties pareikalavo daug fizinių jėgų, moralinių jėgų. Džiaugiamės pergalę, žinoma. Aš manyčiau, kad mums padėjo tai, kad nebuvo nukirpta aikštė, nes jeigu būtų, tai tada išryškėtų jos didesni, sakykime, trūkumai, kadangi nemaža žolė buvo, kamuoliukas slydo. Tai viskas gerai, ta prasme visą laiką sunku su Šiauliais žaisti Šiauliuose, bet pavyko ir aš nemanau, kad, sakykime, mes neturėjom pranašumo ir sakykime, ir pagal momentus, ir pagal žaidybį. Tai buvo dvi komandos vertos viena kitos. Treneri, man neatsiskleidė šiuose rungtynėse dar vienas Sūduvos bruožas, komandinė valia. Kaip jam visas rungtynės atakavom ir, ta prasme, ir neįmušėm įvarčio ir pabaigoje vis tik pavyko tą jis. Ačiū Dievui, kad taip įvyko. Iš tiesų patys matėt ir yra labai teisingas klausimas. Krapštėm ten to kraupelytę ir galų gale įkrapštėm. Aš padėkojau vyram Rūbiniai, tikrai sakiau, kad ir valios pastangų, ir fizinių, ir psichologinių visokių tikrai. Bet mes išėjom užsibrėžę tikslą, turėjom tikslą paimti 3 taškus. Kaip pavyko. Žodžiu, tos gamtinės sąlygos irgi įnešė tam tikrų korektyvų. Bet aš dar kartą noriu padėkoti ir Šiaulių komandai, kuri iš ties buvo vertas mūsų varžovas.